Labas vakaras, man labai faina būti Kaune, nes labai myliu šitą miestą ir norėjau kraustytis čia gyventi gegužės mėnesį, bet susitikinėjau su biču ir jis man neleido. Bet mes nebe kartu, tai nei Kauno, nei bičio. Ir bičai. Tai, Beata, kodėl tu keliauji viena, tu neturi draugų? Jo, aš neturiu su kuo keliauti, dėl to ir keliauju viena ir apsimetu, kad esu labai drąsi ir stipri. Bet jeigu būtų su kuo, tai keliaučiau su kažkuo. Vaikinai, žmonės. Ne, Tinderį vakar instaliavausi. Kaune dar netikrinau. Kaip čia kas? Bet aš žinau, kad Beata šiandien reikia nakvoti Kaune, tai... Aš turiu. Ai, ne, turiu kur nakvoti, turiu omeny. Tai man patikrinti šiandien Tinderį. Bet pakalbam apie galbūt kelionių Tinderį. Tai kas yra faino keliaujant vienam? Man buvo labai baisu, kai pirma mano kelionė buvo į Berlyną ir aš naktį prieš tą Berlyną miegu, bet tai pusiau miegu ir galvoju, o Dieve, kodėl aš ten varau, aš nieko net nežinau, kur eiti, žemėlapio neturiu, nes aš labai tingiu visą laiką ten viską apžiūrėti. Kartais net adreso neturiu hostelio ir kažkaip man atrodo, kad išlipsiu iš autobuso ar lėktuvo ir bus aišku viskas. Tai ir taip ir Berlyną variau ir buvo labai baisu. Šiaip buvau labai pilna baimių didelių ir pačios pirmos baimės tai buvo, kad pradėjau autiku varyti į Berlyną ir ilga ta kelionė, ten gal 16 valandų ir nuėjau Tūliką, ten po kokių gal 15 minučių. Ir viskas okei, bet žiūriu, kad vanduo nenusileidžia, o man tai labai baisu, kai Tūlike vanduo nenusileidžia, ypač jeigu svečiuose. Žodžiu. Ir aš galvoju, o Dieve, tai kas čia bus, visigi pradės šikti. Eiti tą Tūliką ir kaip aš 16 valandų važiuosiu, taigi čia smirdės per visą autiką. Ir aš sėdėjau ir ilgai labai parinaus dėl to ir aš galvoju, o kaip man reiks eiti į tualetą, ką aš darysiu, čia pražūtis. Ir sėdžiu ir ateina jau tas laikas, kai aš noriu eiti į tualetą. Ir bijau baisiai, nes bijau to vaizdo, kurį ten pamatysiu. Ir įsivaizdavau, baisiausią vaizdą. Ir, galiausiai jau galvoju, bent jau pabandysiu, bent jau tai pažiūrėsiu. Įeinu ir viskas tvarkoja, tas vanduo nusileidžia, viskas gerai. Ir man tas tualetas tapo tokiu simboliu, kaip aš prisikuriu visada problemų. Kaip aš prisigalvoju, kai bus blogai, baisu, ten siaubas, geriau neįt, o nueinu ir viskas ramiausiai. Tai panašiai buvo su hosteliu. Pirmą kartą gyvenime hostelyje miegojau ir galvojau, o viešpatie, kambary yra 8 žmonės. Ateisiu, Berlynas, naktį ateisiu, bus privemta, kažkas mylėsis, kažkas knarks taip garsiai kaip kiaulė. Ir ką aš tada darysiu? Ir dėlsiau, sėdėjau prie hostelio, sėdėjau foje, kad tik neįti tą kambarį. Bet galvoju, reikia eiti, reikia susidurti vėl su tuo tualetu. Ir įeinu ir ramiausia tokia prieblanda, vėsu, gaivu, kažkas taip miega ir viskas gerai. Tai kažkaip supratau, kad aš per daug visko prisigalvoju ir bijau. Taip. Čia buvo tavo didžiausias baimės kelionės? Ne, buvo tas tiltas, tas geras tiltas, 57 metrų, Kroatijoje. Iš tikrųjų, statysiu čia, tai jeigu galim tiesiog paleiskit video, kad nebūtų čia ką aiškinti ir parodom, kas ten per tiltą. Bus visiem aiškiau. Čia buvo Kroatija, jo? O, gerai atrodo visai. Patinku savo, neslėpsiu. Tuoj mūsų technika paleis. Tai tu nušokai nuo tilto. Bet su guma, nes žinot, Lietuvoje negalima taip juokauti. Čia Beata, jo. Garsą galima biškai? Aš galiu įgarsinti. Čia aš pamatau, kur aš stoviu ir... I just need like a minute. Can I? Like 30 seconds. Okay. 30 seconds. 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 30 se
Čia aš galvoju, nu čia yra neįmanoma, čia nesąmonė, aš netoks žmogus. Ir jis sako, now we start a conflict. Čia yra daugiau žmonių, kurie nori šokt. Ir jis sako, just jump. Ir nėra. Nope. Tu šaunuolė, tu visai, bet o kelnes buvo sausas? Tai aš ilgai klausiau instruktorių, ar yra kas apsišikęs. Nes man tai buvo labai svarbu, nes ten reikėjo dar grįžti iki to miestelio. Sakė, kad per 11 metų dar nieks, bet tu gali būti pirma. Tada daug klausiau, ar, nu gerai, apsišikė nebuvo, bet gal apsivėmė kas nors. Sakė, irgi ne. Tada ar širdis kam nors susprogo? Irgi nesprogo. Tai kažkaip, suprantat, aš būčiau nenušokus, bet ten sumoki pinigus prieš. Ir dar aš tą kamerą užsisakiau, nu ta, kur buvo ten ir filmavo veidą. Ir aš galvoju, o Dieve, tai kas toj kameroj bus? Ašgi gausiu tą medžiagą, kaip aš užlipau ir, ne. Ir, taigi čia baisu. Tai va, ir dar aš dieną prieš susipažinau su 3 italais, kurie mane ir atvežė ten. Ir vienas iš jų jau nušoko. Ir aš kaip ir juos įkalbinau ir sakiau, ne, čia nieko baisaus, eikit čia kaip koks 9-aukštis, gal net daugiau, nu tai kas čia ir nušokt. Ir vienas nušoko ir ašgi, negaliu atsitraukti ir ypač feministė, tipo, aš visą laiką bandaugi, aš kaip, mes visi lygus, italas nušoko, lietuviai irgi nušoks, Lenkija. Tai va, užsimiršau. Tai gerai, tai kokiu dar turėjai nuotykių šią vasarą, kaip nes buvai netikru atveju? Ne, dar tas Plitvicė, aš taip gerai atsimenu, nes man ten siaubingai baisu buvo. Ten gal baisiau už tą tiltą man buvo, jum tik atrodo čia gražu. Žodžiu, aš atvariau tenais ir autobuse tokia gera moterėlė sako, klausykit, jūs čia galite užsibukint nakvynę prie pat ežerų ir jums nereiks niekur varyt. Ir aš tokia, kaip fainai, kad Wi-Fi yra autobuse, ir atšaukiu savo hostelį, kuris už 2 kilų. Ir tokia savo gudri, tai rasiu nakvynę, čia easy. Ir tai buvo šeštadienis, nuostabus oras ir visas pasaulis ten suvažiavo su savo vaikais. O Dieve, ir nebuvo nakvynės niekur. Aš žiūriu per Booking, per Hostel World ir niekur 5 kilometrų spindulių nėra nakvynės. Tada gerai galvoju, sėsiu į autobusą, varysiu į kitą miestą vakare. Paskutinis autobusas 5 valandą, o čia jau 3:30. Žodžiu, aš likau, tokia, blogai buvo. Nei nakvynės, nieko. Ir baisiai supanikavau, verkiau. Kalbėjausi su savim ir galvoju, taip. Ir, aš supratau šiaip, kad aš esu toksai labai panikuojantis žmogus ir su juo ne visada malonu keliaut. Ir tada galvoju, o Dieve, tai ką man daryti? Ir nėra ką daryti ir galvoju,
bet man privaloma tą parką apžiūrėti, kaip aš išvažiuosiu, neapžiūrėjus parko. Nutariau eiti į parką. Nežinau, ką darysiu vėliau, bet aš einu į parką. Einu parku ir jis toks didelis, ten gali 3 valandas vaikščioti. Ir pasukau ne ten, kur visi žmonės, kaip dažniausiai būna gyvenime. Einu kažkokiu tamsiu mišku, aplink ten medžiai, jokių ežerų, nieko nematau, verkiu balsu. Ir tokia, o Dieve, ir tokia galvoju, bet aš turiu priimti tai, ką visata man siūlo. Nes aš neseniai pradėjau medituoti ir taip bandau būti, visata už mane protingesnė ir aš turiu su tuo susitaikyti. Ir einu ir galvoju, bet kodėl man tai baisu, man siaubingai baisu. Čia dėl to, kad aš bandau kontroliuoti viską ir taip visada gyvenime. Bet nėra nei žmonių, nieko, telefono batarkė kaip visada, ant 7% tokiais atvejais, net selfie nepasidarysi, nieko. Ir einu ir man, jau tai baisu, apsikabinau medį. Stoviu, apsikabinus medį, kvėpuoju. Žodžiu, ir aš taip ėjau gal kokių kem minučių tai tikrai. Ir tada galvoju, reikia atsisėsti ir pakvėpuoti. Atsisėdau, pakvėpavau, atsistojau ir galvoju, taip, aš nežinau, ką aš darysiu šiandien vakare ir kur aš nakvosiu, bet aš galiu dabar pasimėgauti, tuo mišku. Ir staiga po 3 minučių išeinu ir atsiveria tobulas vaizdas. Tokių skirtingų spalvų ežerai, žydras, žalias, dar ten kažkoks kriokliai, kalnai. Staiga ant tokios kalvelės 2 žmonės valgo sumuštinius, pasisveikinam ir man kažkaip ramiau pasidarė. Ir tada taip po truputį taip pradėjau eiti ir taip, tai nieko. Ir ėjau ir bandžiau su kažkuo kalbėtis, bet visi ten arba porom, arba su šeimom. Ir aš jau 6 klasėje žavėjaus Bridgetą Jones, tai turim, ką turim. Ir tada buvo ten nuostabu ir 7 valandą vakaro aš išeinu iš tų ežerų ir žiūriu, ištuštėja, jau ir būdelė bilietų autobusą užsidariusi, žmonės išvažiuoja po truputį, jau ir vėsta, temsta, o aš nežinau, ką daryti. Ir galvoju, ką reikia daryti, kai nežinai, ką daryti? Pavalgyti. Nuėjau į restoraną, galvoju, dabar gerai aš pavalgysiu ir tada bus jau aiškiau. Ir galvoju, o ką, turiu knygą, pasidėsiu, man bus kaip pagalvė, skarą tokią ploną turiu ant savęs, ir rūbų kažkiek pasidėsiu, neturėjau nei miegmaišio nieko. Ir tam restorane prisijungiau prie Wi-Fi'aus ir aš gaunu laišką iš to hostelio, rašo, Are you sure you want to cancel because we have a shuttle bus next to the park at 8 p.m. Ir aš tokia, o Dieve, ir aš pradėjau jiems skambinti. Ir galiausiai jau 8:30 aš stovėjau po šiltų dušu ir galvojau, o Dieve, kaip man patinka šitas gyvenimas. Tai va taip buvo. O tau visada kelionės ar būna taip, kad matai, kad nežinai, kas gausi, bet kažkas vis tiek gaunasi gerai? Visada, nes kai vienas keliauji, esi atviras viskam, kas nutinka ir kelionėse kažkodėl veikia tokia magija, kuri neveikia gyvenime. Vilniui bent jau ne. Kad kelioniai, pavyzdžiui, man buvo viena diena Berlyne, man buvo taip liūdna, taip siaubingai liūdna, kad ėjau gatvėmis ir dariau taip. Ir tada galvoju, o Dieve, ką čia man daryti su to liūdėsiu? Ir galvoju, grįšiu, eisiu miegot. Bet galvoju, bet taip norėčiau su ką nors taip giliai, taip gerai pakalbėti, taip įkvepiančiai. Bet žinoma, nieko ten nepažįstu ir nei ten aš kalbėsiu su kuo, nei ką. Ir atvarau į hostelį, ten išsivalau dantis, atsisėdu į lovą 10 valandą vakaro, jau to eisiu miegot ir staiga iš viršaus esančios lovos nusileidžia tokios kojytės ir sako, Hey, I'm Diane, I'm from Australia. Ir mes su ja ir turėjom tą pokalbį, kokio aš ir norėjau visą dieną. Jinai pasirodo yra akupunktūros specialistė, budistė, vegetarė. Tai kitą dieną mes visur po vegetarų restoranus ir jinai dar labai mėgsta valgyti kaip aš. Tai visur ėjom ir ten kažkaip, nebegaliu, bet šitą dar reikia paragauti. Ir labai irgi taip smagiai atradom Berlyną. Tai žmonės kelionių metu ateina tada, kai tau reikia,
kada tu nori, jie pasako būtent tai, ką tu ir turi išgirsti. Taip pat man buvo su, jau aš vardų jų net nebeatsimenu, nes tie žmonės, jie ateina ir jie išeina ir nereikia į juos net įsikabinti. Ir sutikau australą, važiavau autobusu iš Berlyno į Varšuvą, išlipu iš autobuso 4:30 ryto ir tokia dulksna, toks vėjas didelis, tamsu kažkaip, neveikia stotis, šalta ir aš galvoju, kokia šlykšti situacija, o hostelis priima tik nuo 8 ir galvoju, o Dieve, ką čia reiks daryti. Ir pasisuko, šalia manęs stovi toks pat sužvarbęs tas australas ir galvoja tą patį. Ir mes tokie, čia viskas labai blogai, bet gal mes galim kartu būti tame blogume. Ir mes ėjom pėsčiom iš stoties, ten bet kur iki centro, žiūrim, McDonald's dirba. Mes ten atsisėdom, ten valgėm, žinoma, kalbėjom ir taip gerai praleidom laiką ir viskas, ir taip pat ir su juo išskirstėm. Ir taip man tas ir gražu labai, kad žmonės ateina ir jie išeina ir tu juos paleidi. Ir net kai eini su jais gatve ir galvoju, jeigu jis dabar nueitų, patiktų man, visai patiktų. Nes tie vieniši keliautojai, labai daug jų sutikau, mes visi buvom labai panašus. Mes taip mums patiko kartu būt, bet labiau patiko vieniem būt. Ir visada žinom, kad šiek tiek esi, bet šiek tiek ir užknisi, kad čia kalbėti reikia, atsakinėti klausimus. Tai jo, bet sutikau jų labai daug ir aš pagalvojau, kodėl aš taip mažai keliavau. Ir buvo dar labai blogai, kad dauguma buvo susiplanavę didelės kelionės. Ir jie klausė, o tai kur tu buvai prieš tai? Ir aš Vilniui, sako, kur paskui į Varšuvą, o kur paskui į Vilnių. Ir jie taip nuobodu jiem, nes jie visur varo ir atradinėja pasaulį. Ir gaila, kad nei vieno jų sąraše Lietuvos nebuvo. Ir aš, why not Lithuania? Oh, I have never heard about it, actually. Ir, toksai būdavo. Bet vienas atvarė rugsėjį ir man buvo nebeįdomu. Jau nebeaktualu. Ką pasakoja apie Lietuvą kaip pauzdas? Apie save pasakodavau. Bet pasakodavau apie Nidą, kad ten labai gražu. Apie mūsų tradicinius patiekalus, nes kažkodėl klausdavo. Bet šiaip gal ypatingai kažko ir nepasakodavau. Sakydavau, kad galėtų jie atvaryti, nes ten kažkaip fainai. O tai tie žmonės yra to pagrindinis argumentas, kodėl reikia rinktis hostelius? Iš vis ar jūs reikia rinktis ir kodėl, kokie prisiminimus? Aš net nežinau, bet man atrodė, kad Airbnb vienai naudot būtą didelį pasiimt, nes aš vis tiek visą dieną vaikštau ir vėliau grįžti tuščią butą, kur net katino nėra. Aš pagalvojau, ne, man tai bus labai liūdna. O viešbučiai, man labai patinka viešbučiai, bet jie man kažkaip susiję su darbu. Jie netiko prie mano kuprinės, prie mano kedų, prie mano viso to kažkokio pankiško to keliavimo. Nes tai irgi, man atrodo, skiriasi keliavimo stiliai. Kai vienaip keliauju fainai viešbutis, kitaip Airbnb ir hosteliai buvo tuo, kad su žmonėms susipažinau ir dar labai norėjau save išstumti iš komforto zonos, nes aš tokia, mane erzina žmonės, ten vienam kambarį man sunku su jais būt. Ir tada pagalvojau, aš tau ir pakišiu koją. Ir gyvenau su 18 žmonių vienam kambarį. Tai buvo labai fainai. Aš supratau, kad manęs neerzina žmonės, kad man puiku yra su jais būti ir kad aš buvau prisigalvoju savo ribų ir rėmų. Bet tas mano draugas Australas, mes buvom susitikę dar nuėję į muziejų kartu Varšuvai. Jis man sako, kad jis vienai draugei iš hostelio papasakojo, kad jis susipažino su tokia laidų vedėja iš Lietuvos autobuse. Ir jinai sako, bet jinai turėtųgi būti turtinga, kodėl jinai važinėja autobusais, kaip keista. Ir jis toksai pasisuka mane ir sako, ar tu tikrai esi laidų vedėja? Ir aš tada pasimečiau ir aš galvoju, o Dieve, o kaip laidų vedėjas keliauja? Gal aš turėčiau keliauti kaip laidų vedėja? Kažkaip prie baseino turėčiau galbūt, arba ten su kokiais kablais tokiais kokiais fainais. Ir tada, akimirką sudvejojau, kad aš kažkaip
kažką ne taip darau, bet vėliau pagalvojau, kad aš viską darau taip, kaip man norisi. Ir, pavyzdžiui, po Berlyno aš ir prasivėriau nosį, nes aš žiūrėjau žmonės ir galvojau, Dieve, jie tokie įdomus, jie taip eksperimentuoja su savo išvaizda, o aš tokio kažkiek esu super boring. Nu, nes tėvai neleisdavo ten nieko ekstremalaus daryti, o vėliau aktoriams negalima ten kažkaip su veidu nieko daryti ar ten ekstremalių šukuosenų. Ir aš tada kažkaip sugalvojau po Berlyno prasidurt ir man patinka ir tada ėjau į grimo bandymus dėl vieno filmo, kuriame filmuosios ir man sako ten grimerės iš Rusijos, ta sena Rusijos mokykla, aktoriai, nu tokie. Ir man sako, bet Auskaras, kaip jūs galėjote taip padaryti? Aktoriams gyveidas yra instrumentas. Ir aš tokia, o aš aktorė pankė. Kas tau paliko didžiausiai įspūdį kelionėse? Apart žmonių? Tai man atrodo, kad iš esmės mes visi gyvename su savim, su savo vidiniu pasauliu. Tai, kas vyksta aplinkui, yra, iliuzija. Mes per savo prizmę žiūrim. Šis vakaras kažkam galbūt dabar yra labai liūdnas, o kažkas labai gerai leidžia laiką, bet iš esmės tai tas pats vakaras. Kažkas mane mato vienaip, kitas kitaip, o aš dar trečiaip, bet tai tas pats kaip ir žmogus. Tai man labiausiai reikėjo tų atradimų viduje, nes aš visą laiką labai bijojau būti viena ir nemaniau, kad aš esu gana gera kompanija, su kuria norėčiau leisti laiką, bet man teko tai atrasti. Ir kelionės dar labai įkvėpė, nes pavyzdžiui, po to šuolio su guma nuo tilto man viskas pasidarė labai aišku, ko aš noriu gyvenime, ko nenoriu. Tokia labai tiesmuka. Buvau kokias 5 dienas, taip super. Sutikau Varšuvos oro uoste vieną Lietuvos žinomą režisierių ir priejau, sveiki, pirmą kartą, jis mane mato ir aš, sveiki, visada norėjau pas jūs vaidinti. Ir tada su juo ir kažkaip bendravome. Ir atsirado tokio konkretumo. Pavyzdžiui, užsirašydavau, ką aš ketinu padaryti, kai grįšiu. Tai išmokti plaukti, prasiverti nosį, tobulinti anglų kalbos žinias. Ir šitos 3 dalykus aš vykdau ir kelionės visą laiką padeda išgirsti tą savo tokį tikrąjį tą vidinį balsą, kur kitiem atrodo, kodėl, kam čia reikia, bet reikia ir darai. Ir drąsos dar labai daug davė. Ir dar to, kad aš, pavyzdžiui, kalbu su kažkokiu žmogum ir man taip neįdomu, taip totaliai neįdomu. Bet jisai kalba ir aš taip, bet jau jaučiu, kaip dantis susikanda, kaip aš noriu jau jį nušaut. Bet niekaip negaliu kažkaip pasakyti, kad gal aš eisiu. O kelionių metu aš galvodavau, o Dieve, aš sukoriau šitiek 1000 kilometrų tam, kad aš dabar tūnočiau šitam nuobodžiam pokalbėje, bye, ir varau. Tai to kažkokio grynumo labai man jos suteikia. Aš žinau, kad salėje tikrai yra daug žmonių, kurie nėra keliavę vieni, arba netgi kurie planuoja keliauti vieni, tikrai tokių žmonių yra. Ir koks būtų pirmas žingsnis, ką reikėtų, kaip perėti per save? Nusipirkt bilietą. Pigų bilietą, tiesiog, nes tada gali, pavyzdžiui, neišvaryti, pasilikti savo, kad neišvarysi ir yra kažkokie puslapiai, tai aš gal pradėčiau nuo bilietų, tada yra tas Hostel World, tai hosteliai labai padeda, nes matai, kad yra tiek daug žmonių, kuriem visiškai keliavimas vienam ir ten visur trankymasis yra visiškai joks žygdarbis, jiems tiesiog tai yra paprastas dalykas. Tai va taip, bet iš esmės, bet kokį dalyką darant, aš supratau, kai aš stovėjau ant to tilto, man tas žmogus sakė, nežiūrėk žemyn, aš žiūrėjau, aišku, ir negalvok, o man atrodo, kad aš gyvenime labai dažnai žiūriu žemyn ir labai daug galvoju, o kartais vietoj galvojimo reikia tiesiog veikti, nes kai galvoji, kiti pradeda dar ir klausti tavęs, o tai o kam tau nuo to tilto, kam čia reikia? Ir tada galvoji, logiškai daug dalykų, pačių geriausių gyvenime negali pagrįst. Pavyzdžiui, negali pagrįst, kodėl įsimylėjai būtent tą žmogų, bet tas jausmas yra labai stiprus. Negali pagrįst, kodėl staiga toks impulsas raut prie jūros, bet tai galiausiai būna pats geriausias savaitgalis. Negali pagrįst, kodėl nori mest darbą, bet vėliau tiek daug atrandi dalykų. Tai gal kažkaip mažiau ieškoti to pagrindimo, tokių loginių priežasčių,
o tiesiog, nu, taip užsimerkti ir daryti, ir ten per baimę, ten per apsišikimą, bet daryti. Tai... Bet, nu, aš neapsišikau. Tikrai negalvokit. Būčiau pasakius, jeigu tai būtų buvę. O nebuvo taip, kad trūko žmogaus šalia? Nu, tai iš esmės manau, kad kelionės išgrynina mūsų patį buvimą. Kaip esam gyvenime, taip ir yra kelionė, tik ten labiau ro. Ir jeigu negerai jauties su savim gyvenime, kelionė siaubingai bus klaikus su savim, siaubingai. Pajausi nerimą, baimę, nu, visą tą dalyką. Tai aš tai tikrai labai, nu, Dieve, norėčiau sutikti žmogų ir čia tokia muzika liūdna, bet tai būtų taip nuostabu turėti bendražygį, gyvenimo bendražygį ir bendražygį kelionių metu, su kuriuo galima būtų varyti, raut, kuris kartu irgi šoktų nuo tilto, kuris neklaustų kodėl, kuris praeitų ten tiek daug kilometrų, nes ėjom ne į tą pusę, aš dažnai einu ne į tą pusę. Ir su kuriuo galėtumėm atrasti žmonės, bendrauti, tai čiagi yra nuostabu, bet tiesiog, kai nėra tinkamo žmogaus, tai visą tai darai vienas, o tą tinkamą žmogų, nu, yra nelengva sutikti ypač tokiam netinkamam žmogui kaip aš. Jeigu tikrai kažkas nori kažko paklausti Beatos, tai kelkit ranką, manau, tikrai kažkas turi klausimų tokiam įdomiam žmogui. Tai tu buvai Berlyne šią vasarą, kodėl verta važiuoti Berlyną? Berlynas yra tobulas. Kai aš nuvariau Berlyną, aš supratau, kodėl aš variau į Varšuvą. Kodėl aš taip gaišau su ta Varšuva, nes Varšuvoje kokius 10 kartų buvau, o Berlyne ne karto. Ir ten kiekvienas atras, ko jam reikia. Į klubus aš neėjau, nes aš tokia pensininkė šiek tiek, bet maistas, o Dieve, ten tiek daug gero veganiško, vegetariško maisto, kad pirmą dieną aš gulėjau lovai hostelio ir norėjau vemt, nes persivalgiau. Ir tada galvoju, bet blemba, yra penktadienis, naktis, ir jeigu aš dabar eisiu vemt, jie galvos, kad aš prisigėriau, bet ašgi negeriu. Ir kaip man reiks jiem pasakyti, kad aš... Excuse me, yeah, I was puking, but it wasn't because of alcohol. I'm not drinking. It was because of food. Ir reiktų daug teisintis, tai aš kažkaip bandžiau nevemt, tai nevėmiau. Labai daug apie fiziologiją, mano įspūdžių, bet tai nežinau, arba žmonės, o Dieve, va tas buvo nuostabu, kad esi metro ir staiga prieina kažkoks vyras, kam 5 metų ir sako, oh, such a nice dress. Ir aš žiūriu jį kaip į grėsmę. Bet tada už kelių žingsnių kažkokia moteris beda man į timpas ir sako, oh, it looks beautiful. Ir jie mane terorizavo tais komplimentais. Ir man teko išmokti kažkaip juos priimti, šypsotis ir net kažką pasakyti atgal, o po 3 dienų jau ir pati, oh, nice haircut. Ir tai va... Ir, nu taip kažkaip, bet kai grįžau į Lietuvą, tai kelias dienas dar pati taip dariau, bet vėliau taip ir apslopsta. Bet šiandien va žmogui pasakiau gražus batai, nes labai ilgai mane žiūrėjo. Patvirtinu. Jo, bet, nu, tą ką ir sakė Medonas, kad norėtųsi, kad mes daugiau vieni su kitais taip interaktintumėm, bet ir pačiai man baisu yra, ir pati gal dažniau numetu šaltą žvilgsnį negu kažkokį šiltą, nes jeigu užmeti šiltą žvilgsnį, tai ką tada? Nu, tada kažkaip tęst reikia, o skubi. O ten visi kažkaip arba pastovi su žemėlapiu 30 sekundžių ir prieina, iš karto klausia, ar jums reikia pagalbos. Tai Berlynas mane įkvėpė daug gražiau elgtis pačiai su turistais ir užsieniečiais, pačiai pasiūlyti pagalbą, prieiti, nes vienas žmogus suformuoja visos šalies veidą. Tai va, jo. Ką išmokai iš tikrųjų šią vasarą? Tu rašai Facebook'e, bet šią vasarą iš viso daug atradai naujų dalykų, tai bet papasakok tos atradimus vasaros. Nu, aš esu pamišus. Aš supratau, kad šią vasarą aš tapau visiškai kaip embracinau savo pamišimą. Nes aš dar šią vasarą buvau viena, išvažiavau į festivalį dvasinių praktikų.
pirmą kartą nakvojau palapinį ir kadangi pirmą kartą ir palapinę pastačiau ją, buvo taip ir aukščiau, tai aš visą naktį taip miegojau ir galvojau, Dieve, kokia bloga naktis, nes tai aš į tą pusę nusiredinu, tai į tą ir taip buvo blogai, bet aš pabėgau iš ten po 1,5 dienos. Paklausiau, tokia moteris pasakė, kad jinai važiuoja namo ir sakau, o kur? Sako, į Vilnių, galiu su jumis. Nu ir aš iš ten pabėgau, neatsisveikinus, nes man buvo, aš dar nepasirengus esu dvasiniam praktikom, supratau. Bet Kroatijoje, ten Adrijos jūra, taip? Nu, jinai tokia nuostabi, jinai kaip Vytautas, tokia skani. Bet gaila, jo, čia yra tokia reklama išėjo, nu, bet... Bet tenais yra, aš pagalvojau, kaip gerai, kad aš jau prie tos jūros su ne viena, nes ten susiradau solo keliautoją draugą. Ir nes aš nemoku plaukt, o jūra labai su akmenukais, o ten buvo tokių pro keliautojų, nu mes labai žvengdavom. Markai, labas. Labas. Pro keliautojai, jie žino visus geriausius appsus. Man daug visokių yra pasakę, Maps.me, pavyzdžiui, geras appsas, nes veikia be Wi-Fi'aus, tada ten Hostel World, ten visi šitie, ir su visais tais pro keliautojais tu pasidalini savo appsais, savo atradimais, o tie pro keliautojai to jūroj turėjo tokias šlepetes, kur jie užsideda, eina ir jam nebeda tie akmenys. Ir aš supratau, dar man toli iki to lygmenio. Ir ta jūra labai badosi ir jinai labai taip, blaškosi. Dėl to labai sunku stabiliai išstovėti. Ir žmogui, kuris nemoka plaukti, yra šiek tiek iššūkis. Tai gerai, kad aš buvau su tuo draugu, tai visą laiką laikiausi. O kai jisai kažkur ėjo plaukio, tai aš laikiausi už akmens. Ir I'm having fun. Bet buvo labai juokingai, nes prieš kelionę aš nusipirkau tą gražų maudymuką ir sakau kambariokį, blemba, bet blogai, kad viena keliauja, nebus kas nufotkins tą gražų maudymuką. Bet, ką nors pasakai, taip, tas keliautojas, ir surandi tą, visą laiką surandi tą, ko ir reikia. Bet po Adrijos jūros aš supratau, ne, aš noriu tapti savarankiškesnė ir šią savaitę pradėjau jau mokytis plaukt. Jau guliu ant vandens, taip, bet taip dar užpakalis skęsta. Nežinau, gal sunkus. Ką dar tu nori išmokti? Viską. Vairuoti nemoku, noriu išmokti vairuoti labai, noriu gerai angliškai kalbėti, tada noriu kokią dar kitą kalbą ir tada gal dar kitą. Supratau, kad aš labai daug gyvenime laiko skyriau depresijai ir apatijai, labai daug valandų išgulėjau susisukusi pledą, baimės ir nelaimės lavaše. Visi matės tą video. Manau, nemaža dalis žmonių yra taip gulėjusi. Ir kažkaip, ir labai save graužiau dėl daug ko. O dabar kažkaip supratau, kad tos mintys yra kažkokia, tai yra nesąmonė, tai yra tokia tinginystė. Čia kaip tu gali valgyti čipsus 1 valandą nakties, bet gali jų ir nevalgyti. Ir gali save graužti, savęs nekęsti, nepasitikėti savim, nieko nedaryti, liūdėti, bet gali ir kitką daryti. Ir dabar aš tiesiog pradėjau drąsiau klysti, nes kai esi dar žinomas, tai tada dar baisiau klysti, nes tavo klaidas pamato daug daugiau žmonių. Tada taip noris būti tobulu, tokiu pilietišku, labai tobulu žmogum. Ir aš labai norėjau būti tobula, bet man nepavyko. Ir supratau, kad mane tai labai įkalino, tas bandymas būti tobulai. Tai aš dabar klystu su meile, su džiaugsmu ir man labai būna juokinga. Ir tam baseine irgi būna ten juokinga. Būna juokinga dėl to, kad, pavyzdžiui, kažką man užduoda ir man ten per sunku ir aš panikuoju, mane nervina jau ta trenerė ir aš galvoju, kad čia visa tai yra nesąmonė. Ir tada būna juokinga, kad vandens iki čia ir, čia yra šiaip baseinas, stovi su tais akiniais, kepure ir maudymuku, o kūno kalba tokia idiotiška. Pavyzdžiui, stoviu ir taip
baseinė, čia vanduo ir aš va tokia. Ir man trenerė sako, tai ko stovi dabar? Ai, nieko. Ir tokia užsišikus. Tai vat labai juokinga atrasti tą ribotą savo protą, koks jis kartais toks kvailas yra, kaip jisai stabdo ir kaip jis kažkokių, tokių dalykų siūlo. Bet tai neįmanoma, tai yra neįveikiama, mes to niekada nedarėm, dėl to ir šiandien mes to nedarysim. Ir tokia durnė buvau, kad labai ilgai to tikėjau, ką sako tos smegenys, kurias mes taip visi idealizuojam, bet iš tikrųjų jos yra nieko gero. Tai ta linksma gaida, gal kažkas nori atsiduoti klausimą, Beatai. Pakelkit ranką. Taip. Kaip apskritai kilo noras ar mintis keliauti vienai? Aš įgarsinsiu, nes čia filmuojama, kaip apskritai kilo noras keliauti? Tai... Vienai. Taip, sakėme, nebuvo su kuo. Tokia pagrindinė mintis, bet iš esmės tai labai susiję su gyvenimu. Aš gal, čia yra mano buvęs kambariokas, kuris išsikraustė gegužės mėnesį ir mes labai gerai sutarėm, bet ir tada dar kita draugė labai įsimylėjo ir visi draugai taip kažkaip išėjo iš mano gyvenimo. Taip neišėjo, jie yra, bet jie atsitraukė, atrodo, kad viską ir darbai atsitraukė, daug dalykų atsitraukė. Ir man buvo labai baisu, nes aš visiškai literaliai likau viena su katinu, kuriam iš manęs reikia tik ėdalo ir kad išneščiau išmatas. Ir tada reikėjo kažką daryti. Aišku, aš labai panikavau, labai stipriai ten ilgą laiką, bet tada pagalvojau, bet ašgi negaliu taip ilgai jau panikuoti, nes jau pavargau nuo tos panikos. Reikia kažko imtis. Ir aš pradėjau tada, nuėjau į sporto klubą, ėjau visas mankštas iš eilės. Nėščios moteris, Beata ten. Žmonės su antsvariu, Beata irgi. Visur, viską dariau, kad tik judėtų kūnas, nes galva jau visai nebeveikia. Ir tada galvoju, jau truputį pradėjo geriau darytis nuo to sporto, tada įjungiau sveikesnę mitybą. Tada įjungiau knygas, kurias norėjau perskaityti. Ir per tos 3 dalykus aš ir atsistojau ant kojų. Ir tada prisidėjau kelionės ir jos visiškai mane prikėlė, nes aš galvojau, kad man jau kaput yra. Galvojau, kad net, buvo blogai, buvo viduj blogai labai. O per tas kelionės, būtent viena keliaudama, aš atradau ir save iš naujo ir atsikrašiau kažkokio aukos vaidmens, aplinkybių aukos, kitų žmonių aukos. Dabar aš suprantu, kad manęs nieks negali įžeisti, nes aš pati pasirenku įsižeisti ar ne. Man niekas negali sugadinti nuotaikos, nes mano nuotaika priklauso nuo manęs pačios. Ir kaip ir nieks nėra kaltas dėl mano gyvenimo, jeigu jis kažkaip nenusiseka. Nes iš esmės vairas tai mano rankose. Ir jeigu mano mama 51 metų būdama gali pradėti sportuoti pirmą kartą gyvenime, 2 kartus per savaitę, tai aš tikrai 6 ryto galiu atsikelti į baseiną. Ir mane tai labai motyvuoja. Dar kažkas? Jeigu galėtum keliauti su bet kuo iš viso pasaulio, su kuo keliautum, jau čia be mamytės. Jeigu galėtum keliauti su bet kuo keliauti be mamytės, klausimas buvo. Tai kai sutiksiu, tai su tuo mylimu žmogum. Dar kažkas klausimėlio? Taip. Ar atsakėjai tą klausimą, kodėl anksčiau nekeliavai viena? Čia buvo siužetų metu paminėjus, kad būtent savo uždavė tą klausimą. Kodėl nekeliavai viena prieš tai? Čia labai geras klausimas. O kodėl apskritai bijojau būti viena? Čia taip atsakysiu virtinę klausimų. Kodėl visą laiką bėgau nuo savęs? Kodėl nepasitikėjau savim? Kodėl ieškojau savo savivertės pakelimo kitų žmonių akyse arba pasiekimuose? Kodėl taip kažkaip norėjau sutikti kažkokį žmogų būtinai
kad jisai manim tikėtų, nors pati savim netikėjau. Norėjau iš kitų gauti tai, ko pati iš esmės savo negaliu duoti. Bet aš kažkaip, mano gyvenimas buvo, kad aš labai mažai savo leidau atsipalaiduoti. Aš baigiau mokyklą tobulai, raudonų diplomų. Aš tada įstojau į aktorinį, kur ten nuo 8 ryto varai iki 11 valandos vakaro, kol budėtojas neišvaro. Ir ten didelė disciplina, nėra visiškai laisvo laiko, tai kaip ir nebūtų galimybės vienam keliauti. Po akademijos aš kartą ir ištekėjau. Tai irgi taip, aš visą laiką atrodo lyg bėgau nuo šito žmogaus. Ir vėliau galiausiai man pasisekė, kad gyvenimas mane taip gan žiauriai, man pasakė, ei, stop, žiūrim, ką turim. Ir tada teko susipažinti. Tai Beata, link pabaigos, paskutinis klausimas, ko tu be apie keliones? Kad jau čia esi? Kelionės, galvoju. Kiekviena kelionė kažkaip, jinai kvepia labai skirtingai. Bet kai buvau Berlyne, nusipirkau smilkalų ir įsidėjau jų į kuprinę. Tai iki šiol jinai kvepia jais. Ačiū tau. Ačiū Jums. Ačiū.